Sveiki. Šiandien gilinamės į tokias, jautrias šeimos situacijas, remiamės realiomis patirtimis ir patarimais, kurie buvo duoti tiems žmonėms. Aptarsime tris skirtingas istorijas. Vieną apie mamos kaltai, auginant vaiką su specialiaisiais poreikiais, kitą apie įtampą bendraujant su buvusioju dėl vaiko, na ir trečią apie pinigus ir praeities šešėjus poroje. Taip, iš tikrųjų šios istorijos jos paliečia tokios gilesnės temas. Kaip tvarkyti su sukalta? Kaip naviguoti tuose sudėtingose santykiuose po skyrybų? Ir kaip senos finansinės problemos, traumos galbūt veikia tai, ką darom šiandien? Tai pamėginkim pažiūrėti, ką galim išmokti. Gerai, tai pirmoji situacija. Mama Goda. Jie augina 2,5 metukų dukrą. Mergaitė nustatytas klausos sutrikimas ir bendri raidos atsilikimai, vystymasis šiek tiek lėtesnis. Ir Goda labai nerimauja, kad yra nepakankamai gera mama, ypač kai neseniai persikraustė, laukėsi antro, o vyras kariuomeniai. Tas jausmas, kad esi nepakankamas, turbūt daugam pažįstamas, ar ne? Tikrai taip. Labai universalus jausmas. Ypač, auginant pirmą vaiką. Tai tikrai nėra kažkas būdinga tik tėvams auginančiams vaikus su specialiaisiais poreikiais. Šioje istorijoje, man atrodo, svarbiausia žinutė Godai yra jos meilė dukrai. Jei vaikas jaučiasi mylimas globojamas, o čia ir yra tas tvirčiausias pagrindas. Ir dar buvo paminėta, kad tas raidos atsilikimas gali būti, tiesiogiai susijęs su klausos problemomis. Vadinasi, yra lilties, kas sutvarkius klausia ir raida pasivis. Gal pagerės situacija? Būtent. Yra tokia galimybė. Ir dar vienas dalykas – nepaprastai svarbus palaikymo tinklas. Kiti tėvai, ypač tie, kurie susiduria su panašiais iššūkiais, arba galbūt priklauso tai pačiai kariniai bendruomeniai, jie gali būti neįkainojama atrama. Supratau. Reikia sau leisti jausti viską – ir nusivylimą, ir pyktį, ir tą kaltę, bet turėti žmonės šalia, kurie padeda tai ištverti. Gerai, nuo midinių iššūkių tada pereikime prie tų, kurie kyla, santykiuose su kitais. Antroji istorija Lauros. Ji neseniai išsiskyrė, dalijasi 2 metų sūnaus globą su buvusiu partneriu. Ir jai kelia nerimą jo elgesis. Pavyzdžiui, perduodant vaiką, jis neleidžia jai užeiti į vidų. Ir dar labai greitai supažindinė sūnų su vis naujoms partnerėmis. Čia pagrindinis akcentas turėtų būti vaiko apsauga. Apsauga nuo tos tėvų įtampos. Vaikas juk viską sugeria kaip emocijų kempinę. Net jei tas buvusio elgesys atrodo, keistas, nemalonus, gal net nemandagus, kritiškai svarbu, kad vaikas per tuos mainus nematytų mamos sutrikimo ar priešiškumo. Bet ar tai realu, kad mama išliks visiškai rami, neutrali, jei, tas elgesys provokuoja? Tai yra vienas sunkiausių uždavinių. Tikrai. Bet verta stengtis vaiko labui. Ir specialistai pabrėžia apie tėvą, vaiko akivaizdoje kalbėti tik neutraliai. Arba teigiamai. Ir niekada neversti vaiko rinktis pusės. Niekada. Nors dabar, iškart po skyrybų, tai atrodo labai sudėtinga, bet svarbu nenuleisti rankų. Bandyti palaikyti bent minimalų dalykinį ryšį dėl vaiko reikalų. Darželio, gydytojų ir panašiai. Tam reikia brandos, nes vaiko gerovė turėtų būti svarbiau už asmeninės nuoskaudas, tiesa. Taip, logiška. Ir trečioji situacija. Marta ir jos vyras nesutarė dėl finansų, pora neseniai, kaip čia pasakius, išsikapstė iš didelių skolų. Jos atsirado dėl vyro nesėkmingo verslo ir dėl to jie negalėjo finansiškai paremti vyresnių vaikų studijų. Dabar pinigų lyg ir yra, Marta nori padėti jauniausiai dukrai, kuri puikiai mokosi, bet vyras prieštarauja. Sako, kad jam skauda širdis matant išleidžiamus pinigus. Akivaizdu, šitas ginčas dėl studijų yra tik ledkalnio viršūnė, tik simptomas. 7 metai kovos su skolomis tai paliko gilias žaizdas. Marta, tikėtina, vis dar jaučia nuoskaudą, pyktį galbūt, o vyras kaltę. Ar net baimę vėl susimauti su pinigais. Vadinasi, esmė ne pačiose studijose ar piniguose. Manau, kad ne. Esmė čia tos praeities finansinės žaizdos. Jos užgaužia dabarties sprendimus.
Ir kol jos neišgydytos, tai ginčai dėl pinigų vis kartosis ir kartosis. Tai ką daryti? Pirmas žingsnis – ne finansų planas, o jausmai, jų įvardyjimas, paleidimas. Būtent taip. Marta turi išsakyti ir, paleisti tą susikaupusį pyktį, o vyras priimti savo atsakomybę, be gynybiškumo. Ir tik tada jie galės kalbėtis ne apie konkrečią išlaidą dukrai, o apie bendras vertybės, apie ateities viziją. Ką jiems reiškia vaikų išsilavinimas, kaip jie įsivaizduoja dukros ateitį. Su diplomu ir skolų našta, ar visgi finansiškai laisvesnė? Supratau. Bet toks pokalbis įmanomas tik nuėmus tos praeities akinius, atidėjus nuoskaudas į šalį. Tai va, šios 3 istorijos, nors ir labai skirtingos, jos visos kažkaip išryškina bendrą giją. Kaip svarbu suprasti tikrasias problemos šaknis. Kas slypi po paviršiumi. Ar tai būtų ta vidinė kalte, ar santykio randai po skyrybų, ar, kaip matėm, praeities finansinės traumos. Tikrai. Ir visais šiais atvejais kelias į sprendimą prasideda nuo žvilgsnio į save, nuo savirefleksijos, nuo atviro, bet pagarbaus dialogo ir nuo gebėjimo atskirti savo jausmus nuo vaikų ar partnerio poreikių, nuo jų gerovės. Ir galiausiai tokia mintis pamąstymui klausytojams. Kaip dažnai išorinis konfliktas, tas nesutarimas, kurį matome, tėra veidrodis. Veidrodis atspindintis mūsų pačių vidinės kovas, kurių galbūt vengiame.